Tai labai svarbu, kad neatsirastų tėvų manipuliacija. Kai kyla klausimas, mes jau jiems nebemeluojam. Tegul atsako vaikas į tą klausimą, tol kol tiki, tol jis ir yra. Aš tikiu ir dabar, Taip. 30 Tai yra metų. tas vaikai pasiduoda tai magijai. Mes turime tą suprasti. Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu. Tokiais žodžiais pasibaigė vienas gražiausių tikriausiai eilėraščių Henriko Radausko. Ir tada kyla klausimas, kiek ilgai mes turime tikėti tomis pasakomis, o kartais ar verta iš vis jomis pradėti tikėti. Kadangi dabar artėja šventės, tai šiandien su pasilgta psichologe Jūrate Burkevičiene mes pakalbėsime apie kalėdinius stebuklus, apie prabylančius žvėrelius, kalėdų senelį, jo elfus ir kitus mitinius personažus. Jūrate. Fantazija, žaidimai, tai yra ar ne vaikų pagrindiniai vaikystės elementai, kaip jie mokosi pažinti pasaulį. Magija mus supa. Taip. Kiek tos magijos reikia jų gyvenime? Na, įsivaizduokit, jeigu 4 metų vaikai, turbūt kas augina 3-mečius, 4-mečius, 5-mečius, taigi žmonės vorai, supermenai, Elzos, princesės, apsirengia, išgyvena, būna. Tai yra toks gražus, kūrybiškas amžius, kur fantazija liejasi laisvai, kur tu gyveni kažkokiam stebuklų pasaulyje. Ar tai blogai? Tikrai ne. Tikrai ne, ir aš niekada nekėliau klausimo, kol aplinkoj nepraugo ar ne mūsų vaikai. Ir tarp kitko praėjusią savaitę mano Deimilė grįžo iš mokyklos ir sako, mama, tu man pasakyk, kaip yra iš tikrųjų. Ar kalėdų senelis egzistuoja, nes mano klasiokė sakė, kad jo nėra ir po eglute dovanas deda tėvai. Ir kaip ir visose situacijose aš buvau ištikta šoko, nes nebuvau tą ketvirtadienį pasiruošusi išgirsti tokio klausimo. Ir kaip tada elgtis? Pirmas pasidžiaug, nes ji atėjo pas tave paklausti labai svarbios informacijos. Tai reiškia, kad turit stiprų ryšį ir pasitikėjimą viena kita. Nes kitą atveju galėjo išgirsti, tėvai meluoja, dar kažkas, tai ir visa kita. Bet ji atėjo pasiklausti, tai kaip ten yra ir ką atsakei? Tada aš pradėjau kalbėti apie tikėjimą, kiek mes ko gyvenime tikime, su kuo aš net ir dabar tikiu, kad tas kalėdų senelis yra ir sakau, mesgi buvom nuvažiavę į Laplandiją, mesgi jį aplankėm, matėm ir sakau, aš dukrytė iki šiol tikiu tuo kalėdiniu stebuklu. Jinai išgirdo ir tada išėjo laiminga, nusišypsojo ir mačiau, kad rašė laišką, viskas buvo tvarkoj. Bet tada, žinai, įsijungia toks visuomenės aplinkos įtaka, kad tai yra melas ir aš dabar vieną melą pabandžiau gal užglaistyti kitu, tuo vadinamuoju baltu melu. Ir tada pradėjau galvoti, tai ar aš čia gerai padariau ar ne, nes tarkim dabar, tokia sakyčiau, yra 2 barikadų pusės tarp tėvų, kurių pozicija viena yra, kad reikia vaikui pasakyti, kad nėra, kad dovanas dovanoja tėvai ir kad nereikia čia užsiimti tuo melu, nes tai gali pakenkti tarpusavio ryšiui, nebebūti pasitikėjimo, o kita pozicija yra, kad ta magija, tas tikėjimo stebuklas, jis yra nuostabus ir reikia jį kurti vaikam. Kurioj tu pusėj? Pradžioje nuo to, kad aš tikiu magiją, aš tikiu stebuklais ir ateina vaikams tam tikras amžius, kai jiems jau kyla klausimas. Taip? Tai kai kyla klausimas, mes jau jiems nebemeluojam. Tiesiog. Tai jau man reikėjo pasakyti. Tiesiog paklausti, o kaip tau atrodo? Ir tegul ji pasako. Tegul atsako vaikas į tą klausimą, kaip tam, aš nežinau, gal kaip ir yra. Ir sam, tol kol tiki, tol jis ir yra. Aš tikiu ir dabar, man 30 metų. Tai yra tas tikėjimas ir tada, kad ar dovanas neša tėvai, tai yra kalėdinis stebuklas, o dovanas mes parenkam, suruošiam ir, kaip sakoma, kalėdų senelis jas atneša. Tai žodžiu, ar aš teisingai suprantu, kad
jeigu mes pasirenkam tą poziciją kurti tą kalėdų stebuklą ir tikėti savo šeimoje, mes tą darome iki tol, kol sulaukėme to pirmo klausimo, kai vaikas ar ne jau yra sąmoningas, tikrinti, pačiupinėti tą informaciją ir tada jau reikia skleisti visas kortas ant stalo. Ne tiek, kiek visas kortas, tiek, kiek jie klausia, nes kartais jie patys, nenori to tikslaus atsakymo ir jie netgi pasirenka tą žaidimą. Aš žaidžiu tuo kalėdų seneliu, man yra gera, man yra smagu. Aš pati visai nesenai irgi su vaikais turėjome šitą klausimą ir kalbėjomės. Ir mes irgi buvom Laplandijoje pas kalėdų senelį ir sakom, ar jau tada pas jūs buvo tos tokios abejonės? Ir sako, taip, jau buvo, kadangi pamatėm, kad ir ten, nelabai tikras tas senelis, sako, bet kuriuo atveju man nepasirodė, sako, jisai tikras iki tiek, kad tai būtų labai tikras. Ir sako, ta pati magija yra labai graži. Ir sako, labai smagu vis tiek laukti ir matyti, kaip jūs stengiatės sukurti tą atmosferą. Nes mes tikrai, tai miltais ten kelias dulkėdavo, tai ten leisdavosi nuo lango tos dėžės, tai ten langą barškindavo, vieną kartą net kameros mūsų namų užfiksavo, kaip kalėdų senelis buvo atėjęs ir dėjo ten dovanas. Ir vaikai žiūrėjo jau visiškai suvokdami realybę, bet jiems buvo taip juokinga, taip smagu ir taip gera, kad dabar sako, aš tikiu, kad ir šiais metais ką nors sugalvosite. Tai va čia jau kalba eina apie tai, kaip mes priimam, kaip ir gimtadienį švenčiame, ar ne, mes tikime, mes darome kažką gražaus tradiciško. Tai yra jau kaip tradicija tampa ir kur tu supranti, kad mes dovanojam vieni kitiems dovanas, rašom, tas kalėdų senelio laiškas jau tampa kaip mūsų norų laiškas, ar ne? Kada tos norus, tai yra gimtadienis ir kalėdos, kada mes galime pildyti tos norus. Va, tai, bet jau kai klausia, jau meluoti nebereikės. Supratau. Gerai, tada aš turiu kitą klausimą. Kai augi šeimoje ne vienas, tarkim, mūsų Dimiliai, tai šitas klausimas jau ir iškilo. Ir tarkim, aš dabar suprantu, kad aš turėčiau su ja galbūt perkalbėti šitą temą, bet man tada yra baimė, nes yra dar 2 mažesni. Ir tada, žinant mano vaiką, jinai mėgsta paerzinti brolį ir sesę, aš labai nenorėčiau, kad šita informacija pataptų tarsi jos toks įrankis, ar ne, kad, o tu žinai, man mama pasakė, kad iš tikrųjų nėra. Bet dabar tu net nežinai, ar jinai pasakė jau ar nepasakė. Tai, kad tu nepatvirtinai, tai nereiškia, kad ji nesupranta. Ir tai nereiškia, kad jinai jau nepasako. Aš tikiuosi, dar kol man ateina mažiukai iš paskos ir neperklausė, aš galvoju, kad dar nėra įvykęs šitas faktas. Taip, bet matai, tada labai gražiai jau gali su ja, ar ne, pasikalbėti, ar ne? Ar tau buvo gera juo tikėti? Tai pasime, kad ir toliau mes tikim, teisingai, ir aš tikiu, ir tu tiki, bet dabar jau žinai, kad dovanas atneša tėvelį, ar ne, kaip pavyzdys. Bet kaip manai, ar brolis ir sesė dar turi turėti tos magijos, magiškų dulkių? O jeigu sakys ne? Nes jinai tokia, sakyčiau, labai egocentriška, tai... Tai jau, kaip sakant... Ir man, žinok, yra baisu, nes man ir kalėdos ir yra apie tą tikėjimo stebuklą, ar ne? Aš pati žinau, kad ten gaunu dovaną ten nuo mamos, nuo Anytos, man aš kiekvieną rytą atsikeliu su tokiu džiugesiu širdį, kad yra ta dovana po eglute. Ir man atrodo, velnias, jeigu dabar mano 4 metų Matijus jau suprastų, kad čia ne, to nėra. Jis vis tiek lauks dovanos, patikėk, ir bėgs prie eglutės, ir jį tai džiugins lygiai taip pat, nes tai bus dovanos po eglute, jos yra supakuotos, tu nežinai, kas ten tavęs laukia, kas tai vaikai pasiduoda tai magijai. Mes turime tą suprasti, vaikai vis tiek pasiduoda. Ir kartais vaikai netgi tam, kad matydami, kaip tėvai taip stengiasi, jie irgi labai džiaugiasi. Pagrindinis dalykas kalėdų senelio tame atėjime, tai labai svarbu, kad neatsirastų tėvų manipuliacija. Va čia svarbiausias dalykas. Kalėdų senelis viską mato. Taip. Tai tada jautriems vaikams jūs galite suformuoti baimę likti namuose šiaip nes kažkas mane nuolatos stebi. Tai įsivaizduokit, kas pasąmonėj gali likti, mane stebi. Ypatingai kalėdiniam laikotarpiu suaugus gali atsirasti didžiulį nerimo jausmas ir tu nesupranti, iš kur jisai. Tu tikrai negalvosi, kad dėl to, kad vaikystėje man sakė,
kad mane stebi. Nykštukai stebi, tai toks tu jautiesi, kad tu ateina, žiūri, kur tavo bardakas. Aha, taip, įsivaizduoju, kažkas svetimo ateina į mūsų namus arba šiaip esi stebimas. Tai va čia galima prisižaisti su šitais dalykais. Kitiems vaikams jokios įtakos tai gali nepadaryti, bet jūs niekada nežinot, kaip kokio loterijos bilietas pavyks, ar ne. Ir dar, pavyzdžiui, ką aš pati atsimenu iš vaikystės, irgi ta tokia manipulacijos forma, kad Kalėdų senelis ateina tik pas gerus vaikus. Ir aš galvoju, gal kartais irgi yra susiformavus, net ir dabar ta nuostata, kad aš turiu, tarkim, būti gera žmona, čia gaminti valgyti, ten tvarkyti visus namus. Ir tada jau galiu kažko tikėtis. Nes jeigu maždaug neatlieku savo šitų pareigų, tai nieko aš ir negausiu, žinai? Taip, arba kitas niuansas yra, kad tik pas gerus vaikus ateina Kalėdų senis, kurios tu prirašai, ir dabar įsivaizduokit, yra labai geras vaikas, labai stengiasi. Bet tėvai neišgali nupirkti naujo iPhone, Lego už 200 eurų, kur kitam, kuris, atsiprašau, gali kitiems netaip jau gražiai atrodyti, kad jisai viso to labai jau taip pavyzdingas vaikas. Ir jisai gauna krūvą dovanų. Kaip tada jaustis tam geram vaikui? Vaikai tai pasakos, ką atnešė Kalėdų. Ir jeigu tuo labiau tu dar tiki, ir kiti tėvai sako, bet čia nereikia tos krūvos dovanų, čia kiekviena šeima pasirenka pagal save. Čia mes negalim užbrėžti ir aiškinti, ką šeima turi dėti, ko šeima neturi dėti, kiek dovanų turi dėti ir kiek neturi. Kiekvienos šeimos pasirinkimas, ar ne? Galimybės, požiūris, nežinau, vienos gali įspūdžius dalinti, kitos ką tik nori. Taip? Bet ta savoka geras vaikas ir blogas vaikas, tai yra apie ką? Ir visi vaikai yra geri, nėra blogų vaikų. O dar geriausiai būna, kad tu nesijauti geras, taip, nes dažnai girdi, tą nepadarai, to nepadarai, nes tėvai. Taip, tėvai, neteis pas tave Kalėdų senelis, dabar tu manęs neklausėjai, dabar ir jisai ateina. Ir ką mes matom, ar ne? Nepasitvirtino. Tai gal aš buvau geras, tai gal tas mano elgesys iš tikrųjų yra geras elgesys, ar ne? Tai apie ką? Mes suplakam, mes manipuliuojam vaikais, mes žaidžiam tą žaidimą ir vaikai bijo. Va čia baisiausia, jie pradeda bijoti. Ar dovanose mes tikrai turime sudaryti tą galimybę, mes dovanojam, nes kažkas yra geras, mes kai dovanojam, nes norim. Taip. Nebent kitaip jaučiasi, dovanoja už tai, kad kažką tai padarė. Yra, bet duok Dieve, kad tokių mažuma žmonių. Bet aš dar šiaip, pavyzdžiui, pagalvojau dabar, Jūratė, tarkim, gal anksčiau buvo lengviau tikėti tuo stebuklu ir ilgiau jisai tęsdavosi, nes man buvo galbūt šiek tiek šokas, nes Emiliai 8 metai ir jau kyla abejonių, kai aš dar labai gerai pamenu, kad man buvo 10 metų, aš buvau 4 klasėje ir tada aš prašiau ten tokios baby born lėlės, aš dar tada tikėjau ir galvoju, o dabar jau 8 metai ir jau žiūrėk, jau nebetiki, bet iš kitos pusės aš prisimenu, ten gal ateidavo į darželį kažkoks Kalėdų senelis, ir viskas. O dabar ateina į darželį, dar žiūrėk pas kokį draugų šventėje animatorius ateina, tada prekybos centruose. Ir tie vaikai tų Kalėdų senelių tuo šventiniu laikotarpiu mato M+K. Ir tada nebesupranti, tai kas čia dabar darosi, iš kur čia jų? Mes visą laiką sakydavom, kad jų yra labai daug, kurie kuria tradicinę nuotaiką kaip Kalėdų senelio, bet Kalėdų senelis yra vienas, Laplandijoje gyvenantis. Bet čia persirengė žmonės, nes mūsų labai racionalūs buvo, tai yra persirengė žmonės, nes jau tu suvoki, kad nėra jie tiek, ypatingai vyresniam amžiui jau kvaili, kad jie nesuprastų, kad tai yra kažkur tai kažkur. Bet matai, tu pati tikėjai iki 10 metų ir turbūt ir pačios kartoj yra nemažai vaikų, kurie žinojo jau nuo 1 klasės, kad tokio dalyko. Tai čia kaip, kokioje aplinkoje tu buvai, kaip sugebėjo išsaugoti. Aš irgi gal tik tai 3 klasėje, man buvo šokas toksai lengvas, kai klasiokai pasakė, kad jo nėra, nors tuo metu ten ne visai Kalėdų seneliai buvo truputėlį kitokių principų. Bet man tikrai buvo toks šokas ir aš jau buvau didelė ir man tėvai sako, tu jau didelė, tai suprasti. Ir sakau, o galiu, apsimesti, kad vis tiek tai yra. Sako, tai žinoma. Ir man buvo labai gera. Ar tai traumavo? Ar gali traumuoti? Mes niekada nežinom, kas traumuos mūsų vaikus. Realiai nežinom.
O aš pagalvoju, tikriausiai pats blogiausias dalykas yra nepasišnekėti su vaikais, nes tarkim aš tai nepamenu, kad man būtų mama pasakius, kad to jau kalėdų senelio nėra, tiesiog aš vienais metais, ten jau gal būdama 5-okė, aš radau tą dovaną, kurios norėjau ten kažkur užgrūstą, numatyti jau viduje, vis tiek tą intuiciją barškino, kad ten eini, pasiemi kėdę, lipi, ieškai ir aš radau. Ir aš aišku paslėpiau, galvoju, aš nieko nenoriu matyti ir tada aišku ta dovana atsidūrė po kalėdų eglute ir visą tai tarsi buvo priimta kaip kažkokia savaiminė norma, kad niekas nieko nepasakė, nu ir tada jau ten dar po metų, tai ką norėtum gauti ten kalėdom dovanų. Tai toks irgi atrodo, norėtųsi kažkokio tokio pokalbio, kad mes čia kūrėme tą gražią tradiciją ir visą kitą, bet dabar čia daug tu užaugai ir paaiškinta visą situaciją, o ne priimti kaip normą. Ai, taigi jau didelis viską supranta pats. Žinai, mes kalbam labai daug apie pačias dovanas, ar ne? Bet kalėdos nėra tik dovanas. Taip. Ir jeigu mes viską fokusuojam, kad pagrindė, kaip čia vaikai jausis, nusivylę, kad ten kalėdų senelis kažkur iškeliavo. Tai nepasakėm, kad šitą laidą svarbu žiūrėti tėveliam vieniems, ar ne? Taip, tai labai svarbu akcentuoti, taip, kad nežiūrėtų su vaikais šitos laidos tiesiog. Ypatingai mažesniais 16 dėsim ženkliuką. Taip, nes paskui būna, kad vaikams klausimas kyla nuo tokių laidų, arba tu žiūri kokią nors laidą jau ten su dideliais ir sako, ar jūs dar tikite kalėdų seneliu? Arba mums buvo kažkada per radijo stotį važiuojam kažką ryte ir tie vidėjai ten juokiasi, hihihaha. Ir aš tik tai suku tą garsą, vaikai, mama, jungi, nesakau. Taip, tai va čia dar būna iš kur sužino vaikai, kad kažkas tiki ar netiki kalėdų seneliu. Bet visą kitą yra dar tradicijos, ar ne? Yra tas pasiruošimas, yra laukimas, yra buvimas kartu, yra galvojimas, o kokią dovaną ir aš noriu sukurti, ar ne? Tame tarpe jau kai vaikai supranta, kad jie irgi gali prisidėti prie kažkokios kūrimo, kad tai yra laikas kartu, kepimas, apsibendrinimas ten metų. Mes šeimoje, pavyzdžiui, turime labai didelės tradicijas ir vaikai laukia to daug labiau nei pačių dovanų. Taip. Kad mes visą laiką per kūčias mes turim surašyti po 12 norų kitiems metams. Ar ne? Ko mes norim per ateinančius metus, tai yra 12 norų. Mes laiką perskaitom prieš tai, kaip sekėsi jau gyvendinti tuos norus, bet paskui, kada mes surašom naujus norus, mes jas kišam po pagalvę, darom tokį stebuklą, ryte traukiam 3 norus, kurie jau mūsų būtinai išsipildys magijos veikiami, su visa pagalba magiška, ar ne, kad tie norai bus mūsų pagrindiniai tų metų norai. Ir paskui kitais metais tu žiūri, kas išsipildė, kas neišsipildė, kaip tu ką gavai. Bet čia jau toks atsiranda, kad mes tariamai keliame tikslus kitiem metam. Panašu. Taip, bet eina tokios kaip svajonės su tokia paprasta netgi magija. Mes kartais net susirašome, šalis, kurias norime aplankyti ir traukiam, nes tai yra magiškas laikas, tai yra magija, tu gali turėti tuos burtus tokius, ar ne? Mes apsitarėm, kokie buvo metai, kas tose metuose mums buvo labai ypatingo. Bet čia būtent per kalėdas, per kūčias. Per kūčias. Taip, per kūčių mes prie kūčių vakarą mes būtent visi pasikalbam, kas tiko, kas patiko, kas buvo gero, kas buvo įdomaus, ką noriu neštis į kitus metus ateinančius, ką noriu čia palikti. Tai mūsų tas toks kalėdinis, toks būna toks pasitarimas, pasikalbėjimas, būtent apie visus tuos metus tokius tų stebuklų. Taip, tada padarom dar standartinius kokius nors ten burtus, mes turim visą kalėdų gruodžio laikotarpį, sūnus padaro dėžę ir mes ten metam ačiū padėkas, už ką nori padėkoti šeimos nariui, ar ne? Ir ten meti ir tada vėlgi kūčių vakarą tu atidarai ir skaitai, kas už ką ir ten prisijuokia, kad iškepiai ten man padėjai ten spręsti, apkabinai mane, už ką nori, už tą dėkoji. Tai va čia yra dar didesnė magija ir stebuklas, kurio tada tu lauki, kad laukimas vaikams, tas kalėdinis, nebūtų greičiau einam miegoti, užmigti negaliu, nes nežinau, kas laukia rytoj. Ir 4 valandą ryto jau miegu.
Taip, tai va, aš sakyčiau, ta magija sklaido visur ir jinai nėra tik dovanos. Čia labai gražus momentas, nes labai dažnai kalbant, tarkim, aplinkoje apie Kalėdų senelį, tai tenka girdėti, kad per daug čia komercija, sukomercializuota. Aišku, tas labai ryškiai yra pastebima, bet čia nuo mūsų pačių priklauso, kiek tos mes komercijos įsileisim į savo aplinką arba galim įsileisti truputį ir to, nes tai yra neatsiejama, ar ne, Kalėdų dalis tos dovanos, bet visa kita tai slepiasi po tuo laiku kartu ir ką mes veikiam visi ir nereikia ten kažkokios didžiausios prabangos, nes kartais patys gražiausi tie gyvenimo momentai slypi tiesiog susitikime, apsikabinime. Ir ta pati dovana, aš, pavyzdžiui, šiemet galvoju, ko aš norėčiau paprašyti ir gauti dovanų, galvoju, norėčiau iš artimiausių draugų gauti po laišką. Tiesiog, ir galvoju, nieko daugiau nenoriu, bet tiesiog laišką, kažkokį pasidalinimą, kaip matė šiuos mūsų draugystės metus ir aš galvoju, Dieve, kaip būtų nuostabu tą Kalėdų rytą atsiplėšti tos laiškus ir tiesiog skaityti. Ir galvoju, vėl čia toks vaikystės ilgesys matyti, nes anksčiau dar būdavo, kad susirašydavom tos laiškus, o dabar toks žinutės, susitikti per Kalėdas nėra laiko. Toks atrodo, aš irgi visada kalbu apie tai, kad šitą laiką norėtųsi biškį pristabdyti, nors pas daugumą jisai kaip tik labai įsismarkuoja ir neįmanoma, jau kaip ten sako, jau gruodį susitikti be šansų. Aš tada galvoju, tai kur ta iliuzija? Gražiausias metų laikas, tai gražiausias metų laikas ir yra skirtas, kad mes pasidžiaugtume, o ne tam, kad labai daug dirbtume, kad galėtume pripirkti kažkokių tai brangiausių ir ten, nežinau, gal kartais niekam net nereikalingų tų dovanų. Tai čia vat reikia labai šitą pajausti tikriausiai momentą ir pasikalbėti su savimi, kokių švenčių aš noriu savo ir savo šeimai. O tarp kitko dar prisiminiau apie tą Kalėdų senelį, nežinau, ar tu esi girdėjus tą tikrąją atsiradimo istoriją, kas ją sukomercializavo ir taip toliau. Taip, esu girdėjus. Tai man tai buvo labai įdomu paskaityti, kad iš tikrųjų gyveno toks vyrukas vardu Nikolas. Ir aš aišku, ten vakar jau prieš miegą angliškose portaluose skaičiau, tai kaip supratau, kad jis turėjo didelį palikimą ir labai dosnią širdį. Ir jisai keliaudavo pro aplinkinius namus ir kaimus, kurie pas šeimas, kurios gyveno labai vargiai ir galbūt neišgalėdavo nupirkti to dovanų, niekada ten neklausinėdavo, ten pats nuspręsdavo, ką kam padovanoti, bet ta legenda labai plačiai paplito, kad yra toks senelis Nikolas, kuris atneša tas stebuklingas dovanas. Tai aš kaip paskaičiau, galvoju, velnias, kaip gražu, kad iš tikrųjų egzistavo tokios kilnios širdies žmogus, kuris labai daug padovanojo tai aplinkai, tai čia ne tik ta fizinė prasme, kad dovanus padovanojo savo laiką, savo širdį, savo mintis. Tai čia tikriausiai irgi būtų galima palinkėti kiekvienam iš mūsų, kad būtent per šventes mes tai ir dovanotume vienas kitam. Ir kam padovanot, bet matai, čia ir yra ta tokia, pati ta misija, ar ne, duoti tam, kas nelabai gali to padaryti. Mes vaikais visą laiką irgi gruodį apsitariam, kam šiais metais norim aukoti. Kam norim paaukoti, vaikai iš savo pinigėlių aukoja. Kartais mes sprendžiam, ar mes kažkam aukojam, ar kažkam perkam, ar kažką duodam. Bet toks irgi bendras šeimos pasitarimas, kam mes turim prisidėti ir duoti tas, ko neturim. Tai ir tie labdaros koncertai, bet mes pasirenkam. Arba padalinam viską, arba ten vienam. Tai va irgi tas, ir mes ir vaikams esam, tą pačią istoriją esam skaitę. Tu pasime, kad vaikai va štai čia, kada jau paklausė, jūs žino tą tiesą, ar ne? Tai ir pasidalinkim šitą istoriją, tą magiją istoriją. Tai yra pasidalinimas ir stebuklas nustebinant kitus. Kad tu gali, kad kiekvienas iš mūsų galim būti Kalėdų seneliu. Kiekvienas. Labai gražu. Ir dabar jau taip jau visai čia artėja tos mūsų pokalbis į pabaigą, bet man dabar dar kilo tokia mintis. Su Kalėdų seneliu kaip ir viskas aišku, bet dar yra dantukų fėjos, netvarkos nykštukai ir visi kiti mitiniai personažai. Ką su jais reikia daryti?
Dantukų fėja, tai tas pats, kas kalėdų senelis ir šiaip rečiau ir jau kai vaikam krenta dantis, jie puikiai didžioji dauguma suvokia, kad nėra jokios dantukų fėjos, bet tai vėlgi yra labai graži magija ir ta magija, jeigu atneša dar dovanėlę ar ten pinigėlį po pagalbę, nu tai susirenki pinigų, tai skaičiuoji, kiek turi dantų ir tiek. Bet tai yra magija. Tarsi, visi žaidžia šitą žaidimą gražų. Ir čia nieko tokio, ar ne? Ta prasme, jeigu ateitų vaikas ir sakytų, tai yra ta dantukų fėja ar ne, ir jeigu jūs atsisėda įtikinėtumėt, kad yra dantukų fėja, nu tai tada, taip, tai čia tas pats, kas vaikai kopūstę ar gandras atneša. Tai va čia yra apie tai, ar ne? Bet tu už tai, kad galima žaisti ir pradėti tą žaidimą. Žinoma, tai yra tiesiog žaidimas. Tokia. Jeigu netinka tas žaidimas šeimai, tai nežaidžiam to žaidimo. Čia yra tas, tik man patinka labai yra, kur tas filmukas yra, aš tikrai dabar neatsimenu, kaip jisai vadinasi, bet kur visos tos mitinės triušiai, ten kalėdų senelis, ten triušius dar kažkur gelbėja pasaulį, ir kur jie nyksta ir sako, kol vaikai mumis tiki, šalna, man atrodo, ten dar buvo. Ir kol tu tiki, tol tu matai, ir kad ten ta visa magija ir yra. Tai, va ir su vaikais netgi tokius filmukus žiūrint, apie tai gali pakalbėti, kad viskas priklauso nuo mūsų tikėjimo. Kiek mes leidžiam savo tuo tikėti, ne? Bet tai nėra, kad mes įtikinėjom ir pradedam sakyti. Nes netgi aš atsimenu, mano vaikam pakankamai vėlai krito dantis, bet būdavo iškrenta, pasideda po pagalvę, jau ten standartiškai pamiršti. Tikrai pamiršti. Ir matai, kad ateina vaikas ir... Oi, ten gal turi, ir tada tavo akis tik tai, ir jo, vienas užėma, kitas klinkt po pagalbę, jau ta monetėlė. Ir eina, žiūrėk, ką radau. Ir tiesiog, gražiai žaidi žaidimą. Tokį, kuris nieko nepadaro. Ne? Ar gali tai traumuoti vaikus? Aš dar kartą pasikartosiu, jeigu meluosim akivaizdžiai, jeigu nebus ryšio ir pasitikėjimo, tai žinoma, bet kas gali juos traumuoti. Bet jeigu tai yra ryšys su vaikais, tokie dalykai netraumuos. Bet netvarkos nykštukas, aš esu kitos nuomonės. Klausau. Kad vis dėlto netvarkos nykštukas stebuklų neneša. Jis tvarko namus. Tiksliau, paima žaislus. Tai kažkas svetimo įsiveržia į mūsų namus, surenka mūsų daiktus ir juos išima. Tai vieniems tai niekaip nesuveiks vaikams, kiti paniškai bijos eiti miegoti. Paniškai bijos, ar kažko nepaliko ant žemės. Ar kažkas tai neįvyko. Ir ar netėjo tas kažkoksai stebėtinas nykštukas, nes tai reiškia, kad bet kas gali ateiti pas mūsų namus. Bet kas. Tai vieniems tai suveiks, kad labai gražiai tvarkysis, ar ne? Bet kitiems tai gali sukelti labai rimtų baimių ir fobijų. Tai aš sakau, su netvarka, kam gąsdinti netvarkos nykštuku? Ta pati galite padaryti jūs. Tai jeigu nesusitvarkai, aš juos surinksiu ir išnešiu. Tai ir viskas. Tai yra pasiekmė tavo nesutvarkymo, ne? Tai netvarkos nykštukas nėra magija. Nėra magija, nes kalėdų senelis irgi ateina į namus, bet jisai ateina ar ne tą magiją mums padovanoti. Tai supratau, tik pasitikslinu, aš tada irgi panašiai galvojau, kad čia šitaip gali viskas atrodyti. Nes kitą kartą atrodo išsimėtai, tai gerai, gal ateis netvarkos nykštukas ir susirinks, nes man tų žaislų turiu kitą dėžę. Jeigu jau žaislas neberūpi, tai gal visai čia geras variantas atsikratyti, aš nesitvarkau, kažkas ateina ar ne ir sutvarko. Tai čia jau yra, tvarkytis mes turime mokyti vaikus, ar ne? Negąsdinti, o mokyti, ir jeigu tu nenori tvarkyti.